Lik ir mintis buvo, kad namie gimdyti, nes namie saugu, kažkaip ramu, niekas tavęs netaso. Ir tas suvokimas atėjo po nemalonios patirties ligoninėje tik kaip užtvirtinimas jau. Aišku, mes vis dar Lietuvoje, nors gimdymas namuose yra reglamentuotas ir yra galimybė, kad akušerė turėtų tą galimybę atvykti į namus, bet jinai vis dar neegzistuoja. Ir to pasiekoja, truputėlį rizikuojam, ta prasme, kad tėvams paliekta atsakomybė. Aišku, gerai, kad viskas gerai, bet ir ligoninėse visko būna ir visur visko būna. Sveiki, mielieji, su jumis sveikinasi tinklalaidė Gandro lizdas ir aš akušerė Ieva. Šiandien mūsų tema, aš taip jau kovau, pašnekovai prieš susitikdama karštą. Iš tikrųjų, mes visi turim nuomonę apie gimdymą namuose. Vieni yra vienoj stovykloj, kiti kitoj. Mes pabandysim su gerbiama, žinoma aktorė meditacijos centro įkūrėja ir žinoma mama Edita Užaitė aptarti tai be klišių. Pabandykim paprastai. Pabandykim. Sveiki visi. Edita, iš pradžių čia taip apšilimui tam foteliuke visada klausiu. Mama Edita 3 žodžiais. O, mimika. Žodžių neliko. Dabar aš tokia esu, pernelik rūpestinga, šiaip apskritai visada buvau, pernelik rūpestinga mama, tokia kaip, jeigu multiką vaikystėje atsimenat, kur Kiškis Briedžiui dainelę dainavo prieš užmiegant ir šienelio kaišė, tai aš tas Kiškis. Ne, iš tikrųjų, aš tokia, kur labai stengiuosi save per rankas, per liežuvius, kad man vis norisi sutvarkyti taip, kad viskas būtų flow, kad užbėgsiu už akių, darysiu perteklinius jau dalykus. Tai ačiū Dievui, kad Linas yra tas žmogus, kuris išlaiko struktūrą šeimoje, nes aš tai esu vatap. Globot norit. Tai kiek metų jau esat mama? 13 metų. 13. Tai šiandien paplėpėsim ne tik apie gimdymą namuose, bet ir apie paauglystę. Raudonos temos abi tokios. Abi dvi geros. Jo. Iš tikrųjų, grįžkime tą prieš 13 metų žinią, jausmą, kad laukėtės stebuklo žmogaus. Kaip pasakyti, aš iš vienos pusės labai norėjau būti mama, iš kitos pusės tai atsitiko. Vienas dalykas yra teoriškai žinoti, kitas dalykas tu niekada nesi tam pasiruošęs. Aš nežinau labai daug moterų, kurios labai iš tikrųjų visą tą laikotarpį sąmoningai jaučia, kad laukiasi, kad viskas yra gerai, man tai viskas trukdė, kai aš laukiausi. Aš tokia stipriai, veikli, greita ir viską. Ir dabar aš sveikas žmogus turiu vėžlio žingsnių šliaužti. Tai ten buvo ir, kad ir persidirbau, ir per daug įtupimų padariau, ir ten per daug kažko. Žodžiu, besiruošdama tam gimdymui, bet žodžiu, aš niekaip nesupratau, kaip reikia save stabdyti, tausot, va dabar jum pasakytų, tausokit save. Ta prasme. O Edita tuo metu buvo aktyvi aktorė, ta prasme, buvo aktorinis kelias. Taip, aktyvus buvo etapas ir kai gimė dukra buvo labai aktyvus etapas, aš taip labai pragmatiškai, nes aš kai gimė jau vaikas, aš tada, kad atėjo jau mintis, kad aš esu mama. Ta prasme, tas suvokimas, man kažkoks fiziologinis toksai, net nežinau, visų kuo pajutau, kad aš esu, yra vaikas, kurį turiu saugoti, aš paskui galvojau, kad Jėzau, aš nenormali, kas čia darosi su manim ir net tokį, kaip prieš kitas moteris kažkokie lyg ir kaltės jausmą tokį jaučiu, aš labai agresyvi pasidariau. Aš labai saugojau savo vaiką. Tas toksai ir paskui skaičiau, kad tai yra normalu, ta prasme, kad tai yra tie gamtoj, ne veltui sako, kad ten žiūrėk ar ne su jaunikliais. Eina. Ir jo, aš net jeigu niekas nepuolė, aš gyniau. Gyniau dėl to, kad ilgai žindau. Gyniau dėl to, kad neduodu mėsos. Pradėjau tik tai tos primaitinimus mes su sesė vienodai, kaip sesuo mėnesių laiko vėliau, anksčiau pagimdė, gegužės 24, o Marija gimė birželio 30. Marija, mano pirmagimė irgi Marija. Taip, tai mes ten, ta prasme, vykdavo non-stop
pasitariminis, telefoninis, kuo primaitinti, sveika, nesveika, aibės teorijų masė, o tas, ta prasme, iki tokio lygio, kad ne tik, kad daržovės duoti, pavyzdžiui, kai primaitinimas prasideda, bet ir tai, kad reikia pusvalandį numirkyti vandenį, dėl to, kad ištirpsta nitratai. Ta prasme, Dabar juoką truputį keliame. Super ekstra. Aš manau, kad vėl daryčiau taip. Taip. Nu, kitaip nebūtų, nes aš dabar irgi lygiai tą patį darau, jai paaugliai irgi perku tik tai vitaminus, kurie yra tokie, kurie, žinai, nesėda sanariuose, kaip žinai. Nu, ta prasme, tokių dalykų. Aš nesu, pavyzdžiui, savo mytybai kažkokia tokia priekabė ar kažką, bet savo šeimos mytybai, tai stengiuosi, kad extra top on the top. Va, kaip toksai, tai vat ir buvo, tai sakau, va, daug tokių, o kodėl vaikui mėsos neduoda, dėl to, kad dar nereikia. O kas čia per maitinimas, 2 metus vaiką maitinti nenormalu, dėl to, kad taip reikia. Išdavėt paslapti, kad sau nesat tokia atidi kaip šeimos nariams, tai mūsų rėmėjai Smart Way dovanoja jums savo atidai skystą geležį. Geležis yra unikali, nes jinai yra skysta iš vaisių, jinai gerai toleruojama, jinai net sukelia jokių šalutinių poveikių, kaip ten neskanu, geležės skonis burnoje ir taip toliau, ir iš tikrųjų yra iš uogų. Tai va tai yra labai tikra. Smagu. Ir ten dar yra dovanėlė gal kokie jūsų draugiai. Nes tai yra neštukių geležis. Tai kažkam dovanų perduosit arba rasit kažkam, kam labai reikia, ar ne? Aha. Viena jum, o kita žodžiu. Gerai. Gerai, Edita, paminėjot, kad laukėtės kartu su sese. Šiaip tai toks labai įdomus pasidalinimas sąlyginai, nes artimos esat, bendravot nuolatos, ar ne? Telefoną sakėt. Mes ir šį bendravom labai aktyviai. Nu kaip, kai iš tikrųjų tai pradėjom ekstra daug bendrauti, kai pradėjom lauktis ir kai susilaukėm, abi mergaičių susilaukėm. Tai buvo toks dalykas, atsimenu, rugsėjo koks tai mėnuo ir sesuo atvažiuoja ir mes turėjom važiuoti grybauti ir jinai kažkaip miglotai kažką pasakė, o aš taip šitoje vietoje toks kaip, nu vat stereotipiškai pasakysiu, kaip vyras koks tai pasižiūrėjau, taip jie, tai kažką, nusisukau. Ir po valandos, palauk, Vaiva, tu laukėsi? Ir jinai tokia frazė mestelio, nu jo, ir aš pagalvojau, kad faina būtų, jeigu kartu lauktumėmės. Ir aš po mėnesio sužinau, kad ir aš neščia. Ir buvo toksai, sakau, nu tu čia priraganavai. Tikrai. Jo, bet tai buvo fantastinis laikas, kai tu turi iš tikrųjų ne joks ten vyras, jokia daktarė neprisakys tiek, kiek tu iškyla milijardas klausimų ir milijardas pasakymų apie savijautą, apie viską, apie kūno pokyčius ir kai tu gali non-stop apie tai kalbėtis, tai yra tai faina ir tikrai labai noriu pakviesti visas moteris turėti drauges, bendrystės, kalbėtis, nes, kas tuo metu to neišgyvena, netgi, pavyzdžiui, jau draugės, kurios turi vaikų, jom, tikrai jau praeitas etapas, jom nebeįdomu, ten tavo tas 3 mėnuo ar 4 mėnuo, ir kai tu tuo metu laukėsi ir vienodus dalykus išgyveni, tas yra, kažkoks tas iškalbėjimas yra superinis dalykas. Čia ta tikra bendrystė, moterų ratas toks, o dar artimo siela, tai, tu tiesiog jau mimikų vieną kitą pažįsti. Bet man iš tikrųjų labai smalsu, kaip akušeriai, ar abi jūs gimdėt namuose, ar sesuo pasirinko kitą pasirinkimą? Ne, sesuo nuo pat pradžių pasirinko kitą pasirinkimą, ji susirado, bet aš tuo metu lankiau ten pasiruošimo kursus pas mūsų pribuvėją. Tai taip ir atėjote, pradėjot nuo mokymo, taip? Jo, nuo mokymo pradėjau, ten 3, man atrodo, mėnesius, bet aš, kai pradėjau lankyti, aš net negalvojau, apie nieką negalvojau. Aš tiesą pasakius, galvojau natūraliai gimdyti su skausminamaisiais, su pilnu, ta prasme, epidūrų. Tai, kad 2 savokos viena kitai prieštarauja, tai aš nelabai tada supratau. Tai va toks suvokimas buvo. Sesė gimdė pas gerbiamą akušerę, nuostabią moterį ir ji dalyjosi savo žiniom, o aš dalinausi savo žiniom. O tu paklausk kaip ten, o tu paklausk kaip ten. Ir va taip mes visą laiką. Bet aš neturėjau iki pat
gal 8 mėnesio, aš nežinau, ar 7 pabaigos, aš niekaip negalvojau, kad aš kažkur gimdysiu, aš tiesiog tuo metu maksimum dariau, ką aš galiu ir tas suvokimas atėjo po nemalonios patirties ligoninėj tik kaip užtvirtinimas jau, nes lyg ir mintis buvo, kad namie gimdyti, nes namie saugu, kažkaip ramu, niekas tavęs netaso, nieko ir buvo, įvyko ten toksai, ta prasme, nemalonus dalykas, kur man reikėjo skubiai važiuoti į apžiūrą ir su tokia nepagarba su manim ten pasielgė ir su tokiu, ir aš taip nesaugiai pasijutau, realiai nesaugiai. Niekas man nieko nesako, bet tiesiog man taip kliuvo. Nes, sakau, sesė gimdė ligoninį ir puikiausiai. Viskas ir nuostabi akušerė ir jos susitarė, kad skambini man, kai ta prasme ateina laikas ir tuo metu, ta akušerė dirbo per kelias ligoninės ir važiavo būtent į tą ligoninę, kur dirbo ir viskas, ta prasme, puikiai. Tai čia kiekviena labai skirtinga patirtis. Man atrodo, kad yra labai svarbu, bet čia man svarbu bendrai, turėti žmogų, kuris pasitiks tavo vaiką. Bet man dar kitas klausimas visuomet iškyla, kai šeima ruošiasi ir tikrai žmonės, aš taip mėgstu vadinti, vėlgi čia pavadinimas naminukai, bet žinau, kad ir yra tas pavadinimas, kurie pasirenka keliauti tuo keliu, kad gimdys namuose, jie tikrai labai ruošiasi. Yra ilgas kelias pasiruošimo, yra ilgi mokymai, ne vieno vakaro, ne 2 ir ne 3. Ir jūs minėjot, kad buvot juose, bet klausimas yra poroje, nes taip, tai jūs pajutot, jūs darėt, kaip sakėt, tai, ką galiu geriausiai, net neturėjot sprendimo. Bet yra dar vyras ir tenka nemažas svoris tam tėčiui, kuris dalyvaus ir ar tikrai jisai irgi man visada tas klaustukas. Linui tai jau antras priimtas vaikas. Pirmoji Lino žmona, Gabija, irgi gimdė namuose. Tai taip, kad čia kažkaip tai nebuvo. Mes tik tai ženklus susitarėm, nes Linas labai mėgsta, tokia natūra, kad jisai juokinti, linksminti ir jisai vienu metu sako, klausyk, bet susitarėm vieną dalyką. Sako, kai aš jau tave užknisus, kažkoks ženklas, kad būtų, kad aš jau užsičiaupčiau. Ir aš taip sakau, gerai. Ir, tipo, liuksas. Ir jau per patį jau procesas ir aš dar girdžiu kažkokie juokeliai ir aš taip... Žodžiu, buvot susitarę, aptarę ir abu priėmė tą sprendimą vienbalsiai. Abu. Jokio nerimo, kažkokio, kad... Kaip jokio nerimo. Taigi viskas vyksta pirmą kartą. Tu nieko manau, kad ir antrą, ir trečią vis tiek yra kažkokių nerimų. Kitas dalykas ir mūsų, ir pribuvėja, sako, labai gražų patarimą davė, sako, neužsispirk, kad tu gimdysi namuose. Būk kaip vanduo, kaip pajausi, kad ir paskutinę minutę pajausi. Važiuojam į ligoninę ir jokių, reiškia, ir mes buvom susitarę su klinikom, privačia klinika, kad jeigu ką mes atvažiuojam, ta prasme, buvo viskas pasiruošę ir laukė, jeigu ką. Tai nebuvo taip, kad mes ten tiesiog taip. Turėjot, žodžiu, saugiklį. Jo, taip. O jeigu taip pravert truputėlį tą širmą, nes vis tiek visiems smalsu prisipažinsiu, ar ne? Tai kaip namai buvo paruošti, kaip tai atrodė, ta prasme, baseinas, vanduo? Baseinas buvo sąrėmius, kad būtų lengviau, buvau vonioje, tiesiog pripilta vonia buvo prileistas baseinas ir aš dabar galvoju, kas ten dar buvo, kad aš... Seniai buvo. Seniai buvo. Ir ko gero nelabai, kaip pasakyti, atsimenė. Taip jautė kažkokių detalių, kas ten dar... O kokią emociją atsimenat? Emocija tai buvo kažkokia neįtikėtina. Emocija buvo tokia, kad aš viską galiu. Aš galiu, ta prasme, aš galvoju, prisimink tą momentą, kai tai įvyko, kai pradėsi nervuotis dėl kažkokių smulkmenų. Ta prasme, tiek jėgų vidinių, dvasinių buvo, toks antplūdis, toks didžiulis euforijos jausmas buvo, kad, nemoku pasakyti. Tikrai labai toks absoliučiai, aišku, gerai, kad viskas gerai, bet ir ligoninėse visko būna, ir visur visko būna. Tai ačiū Dievui, kad viskas,
Bet jeigu reikėtų rinktis, aš manau, kad aš tą patį, dėl to, kad labai norėjau gaudyti kiekvieną akimirką, labai norėjau būti sąmoninga kiekvieną akimirką, sako, skauda. Tai kas, kad skauda? Tai prasme, tai yra nesulyginama su tuo, kokią tu su dangum ir žemė susijungi tuo metu. Ta prasme, tai yra... Kaip gražiai pasakėt. Toks didžiulis dalykas, didžiulė dovana. Ir man taip, kai girdžiu, kad ten baiminasi to skausmo, skausmas yra tik tai viena iš dėlionės detalių, jis nėra pagrindas. Ir man atrodo, labai filmai blogą įtaką daro. Taip, jūs aktorė. Važiuoja, klykia ir man ir Marija dažnai sako, čia tai būna, sako Marija, ne. Yragi filmas Lengvas raganavimas, ar ne? Ir Lietuvoje nufilmuotas Nesos Kurklietytės, taip, būtent apie gimdymus namuose. Aš galvoju, aš jį mačiau, kažkokius fragmentus mačiau. Bet jo, yra, žinot, tas gimdymas namuose, kuo jis man buvo svarbus ir tuo galios, tuo tokiu, kad namai labai didžiulė pagarba moteriai, didžiulė ir ateinančiam kūdikiui. Nėra mašinos, nėra, kad čia greitai stanginamės, varom, dirbam toliau. Bet, sakau, neturiu iš sesers pasakojimų, tai ir ten jinai, nesutiko nuostabią moterį ir visiškai irgi ten buvo. Taip, tikrai taip. O jūsų aplinkoje ar daug šeimų yra, kurie renkasi gimdyti namuose, ar labiau įvairiai? Ir taip ir ne. Ir taip ir ne. Nežinau, žinokit, čia yra toksai sprendimas kiekvieno yra, kaip pas mane pojūtis buvo labai stiprus atėjęs, kaip aš noriu, kaip reikia. Ir kiekvienas, mes turim labai skirtingą santykį su savo kūnu, savo pajautimu. Vieni vaistus vartoja vos tik tai, kas kiti iš vis nevartoja, užsispyrė. Ta prasme, kad aš tau patarčiau, turi įsilipti tavo batus ir pagyventi tavo gyvenimą. Tai kaip man netinka vieni sprendimai, taip kitam netinka kiti. Taip, ir iš tikrųjų pasaulis tą klausimą sprendžia paprasčiau truputėlį, ne? Tai kaip sakot, paimtų tiesiog sudaryti galimybės ir saugias galimybės. Aišku, mes vis dar Lietuvoje, nors gimdymas namuose yra reglamentuotas ir yra buvusi darbo grupė ministerijai sveikatos ir yra galimybė, kad akušerė turėtų tą galimybę atvykti į namus, bet jinai vis dar neegzistuoja, nes nėra tų, kaip vadinamų, savarankiškų, nepriklausomų akušerių ir to pasiekoja truputėlį rizikuojam, ta prasme, kad tėvams paliekta atsakomybė, kaip jūs sakėt, buvo susitarta, bet tai jūsų sprendimai, ne visi juos atlieka. Kita vertus yra labai daug mitų apie tai, kad moteris piano neturi, apie tai, kad kaip ten turi būt, kaip neturi. Tai man labai, ta mano pribuvėja labai padėjo ir tas ratas moterų išsklaidė visokius mitus apie šitą dalyką ir lydėjo toj kelioniai. Tas labai svarbu. Taip, kai gimsta vaikas, tu nežinai, nei kaip primaitinti, nei spogiukas ten, nei kažkoks ten dalykiukas, nei ką skaityti, kuo tikėti. Taip. Ir labai, manau, yra svarbi ta moterų bendrystė ir aš tiesiog labai džiaugiuosi, kad atsirado dulos, kurios ne tik tai per gimdymą gali lydėti moterį, bet ir vėliau, kai reikia žindymo klausimai, sakau, įvairiausiais. Bet čia, Edita, aš šypsausi ūsą, nes aš esu pati akušerė žindymo konsultantė, dabar turiu dar ir Gandro lizdo kliniką ir ne visai sutikčiau su dulom, dėl to, kad kas yra dula? Dula nėra žmogus, kuris galėtų, pavyzdžiui, konsultuoti žindymo klausimus. Jei reikia tada specifinio įsilavinimo, jie turi laikyti BCLC sertifikatą ir domėtis. Kas pas mus nutiko su ta pagalba? Žmonės, kaip aš juokauju, sako, kad aš žinau, mes dabar turim Lietuvoje dulų, pavyzdžiui, kurios ir konsultuoja kineziterapijos klausimais, ir žindymo, ir lydi į gimdymus. Ar tikrai žmogus gali būti žmogus orkestras? Mes akušerijos mokomės 4 beveik metus ir tai turim labai ribotas kompetencijos galės. Daktaras mokosi 10 metų. Irgi ribotai turi tą kompetenciją. Tai man ir kas matyti, yra tas susipriešinimas tarp medikų ir man kaip medikui, pavyzdžiui, aš visada einu į draugystę su dula, bet sakau, apsibrėžkim savo ribas, nes mamom yra kitas momentas, ką jūs išsakėte. Informacijos daug, labai smagu, kažkas apgaubia ir palydi. Bet kartais,
ta prasme, ją irgi reikia kvestionuoti tą informaciją, nes tai nebūtinai yra okei. Būtinai. Jo, čia aš galbūt irgi apie dūlą, aš pati, pavyzdžiui, neturėjau jokių dūlų, aš turėjau man tik tai tiek, kad pribuvėjo, kurios kompetencija iš viso, neabejoju, nes tai yra mokslininkės diplomą turintis žmogus ir, ta prasme, eilę metų tame ir kokių klausimų be paskambintum, be paklaustum, tai gauni tokią informaciją nuo iki ir tai yra tikrai, labai pasitikiu. Aš labiau gal apie dūlą, aš nekėjau tokių, kaip sesės principų, palaikymo, padrąsinimo. Tas labai svarbu, nes dūla yra graikiškai gimdymo padėjėja. Ir pasaulyje jos ir turi tą, pavyzdžiui, mane labai žavi, kad dūla gali būti gimdymo fotografė, nes jinai specializuojasi, ar ne, tarkim, šeima nori įamžinti akimirkas. Dūla gali specializuotis tikrai žindyme ir baigti žindymo mokymus ir tada jinai turėti sertifikatą būti. Bet vėlgi mes kalbam visada tada, ar jinai gali gydyti skausmingus spenelius, ar jinai gali edukuoti mamą. Tai yra du skirtingi dalykai. Taip. Tai tas įėjimas į medikų lauką ir tada mes turim automatiškai susipriešinimą šitai temai. Klaikų. Man tai visą laiką labai noris tarpininkauti ir sakyti, žiūrėkit, nes aš tikrai bendradarbiauju su jom, bet pavyzdžiui, ne visiems, nes kai kam yra tokio, kad, o kodėl dabar tas kompetencijas jas galima peržengti, o mum medikam negalima. Mes gaunam be galo daug hito iš pacientų, ir visi sako, jie blogi, jie pasakė taip, bet mes atsakom. Tu tarpu dūla. Ar jinai tikrai atsako, jinai pakalbėjo? Iš abiejų pusių yra visokių dalykų, kaip aš irgi iš medikų, ta prasme, irgi galėčiau irgi prikritikuoti dalykų, ko vos tik tai kas kišami vaistai yra. Taip, be abejo, kad taip. Ir tas dalykas svarbiausia būtų, kad žmonės šnekėtų ir bendradarbiautų. Būtent, aš lygiai apie tą patį. Ir tikrai labai tai moteriai reikia visos tos komandos, nes tai, ką jūs pasakėt, kad ėjot į mokymus, tada turėjot vedlį ar ne gimdyme ir tada dar ir po gimdyvinių laikotarpių 100% pasitikėjot. Tai ir yra moters saugumas, nes jūs turėjot testinę akušerinę pagalbą, tai būtų galima vadinti pribuvėjos pagalbą, nes iš esmės jūs nesimėtėt, jums nereikėjo blaškytis ir ieškotis rinkti informacijos. Tai dabar mes tą ir matom, kad moteris paliktos, jos blaškos, jos renka tą informaciją nuo forumų iki kažkokių literatūrų, kur siunčiasi knygą, nes ten geriau. Taip. Ir čia ir yra nuslypi ta problema, nes realiai komandų reiktų visų. Ir akušerio, ir bet dūlos. Truputėlį, aš nežinau, man atrodo, kad biški Lietuvoje keičiasi situacija, kažkokių moteriškos bendrystės atsiranda po truputį daugiau. Ir man atrodo, gal mažai žingsniukais, bet judami tai ir man atrodo. Tiek lyderystiai, moterų vadovių kažkokių, nebe panteros su panterom, tiek kažkokių moteriškų aturatų kažkokių atsiradę. Taikos tarp moterų daugiau. Aš tai visada turiu tokią viltį, kad mūsų dukros, paauglės mergaitės jau gimdys tikrai taip, kaip jos nori ir su tais žmonėmis, su kuriais jos nori, kad lydėtų nuo nėštumo iki pogimdyvinio periodo. Tai tikrai, nes, mes esam virsmo visuomenė, reikia tą pripažinti, gimdymo kultūros neturėjom. Mūsų mamom buvo tikrai sudėtinga, aš, pavyzdžiui, turiu istoriją ir visą laiką dalinos, kad aš esu vienturtė ir mano mama sakė, aš tai gyvenime daugiau negimdysiu po tokios klaikios gimdymo patirties. Trauma per gimdymą pati buvo. Tai aš po to juokauju, kad aš dėl to gal akušerė toks. Bet čia gali būti. Čia nežinai, susiję. Edita, o jūs netgi esat meditacijos centro įkūrėja ir tai atėjo kartu su mamos pareigom. Ar jau iki tol buvo jūsų gyvenime? Čia yra Lino idėja. Aš tiesiog jai nesipriešinau. Ir galiausiai tai tapo mūsų abiejų gyvenimu. Ir tai labai daug ką keičia, daug ir pasilinksminimo, ir atsipalaidavimo dalykus, ir buvimo gamtoj, nes mane kuo toliau tuo sunkiau iš kaimo iškrapštyti yra. Toks. Ir labai matau, kaip yra svarbu, kaip jau dabar yra tik atrodo sezonas prasidėjęs, jau daugybė pervargusių žmonių persitempusių ir tas labai jaučiasi ir mes būtent tam ir kūrėm, kad žmonės galėtų pasėdėti, patylėti. Čia ne apie konfesiją.
visiškai nėra jokio svarbu, reikšmės, kas atvažiuoja, kokios tu konfesijos, kokios tu bendruomenės, dėl to, kad vieta yra kosminio gražumo, iš tikrųjų, ten yra labai stipri vieta dėl to, kad neries vingis ir yra šalia tvenkinys, kur iš pratekančių šaltinių, ta prasme, ten tokia labai švari, ten nevyksta jokie baliai, jokie niekas, ten yra tik tam skirta vieta. Ir tas labai jaučiasi, ir mes labai, kaip pasakytas, įdirbis vis didėja, vis labiau puoselėjam ir labai džiaugiamės, nes kažkaip tai veikia, žmonės atvažiuoja daug, mūsų beje, pirmi gyventojai buvo, dar mes tik tai įsikūrinėjom, mums paskambino, turėjo vykti Tibeto, kaip čia buvo dabar, Tibeto šventė, Tibeto kultūros pristatymas Vilniui ir kažkas ten atsitiko, kad nebuvo kur apgyvendinti 7 vienuolių, o dukra ėjo į 1 klasę, turėjo pradėti tais metais. Ir pas mus tais metais atkeliavo didžioji mūsų Budos skulptūra. Ir ten tokia, kad, reiškia, turėjo būti akių atverimo ceremonija. Ką jinai reiškia? Reiškia, akių atverimo, tai yra žinioms, pradžiai. Ir viskas taip sutapo, kad reiškia, kad Marija pradės eiti 1 klasę ir aš jau kaip mama galvoju, koks geras ženklas. Jo, ta mama pas mane niekad neišsijungė iš tikrųjų. Ir tie 7 vienuoliai pas mus gyveno savaitę laiko. Tokie kažką faini, tokie dalykai, kurie traukia vieni kitus ir, labai džiaugiuosi šitą veiklą, nes tai nėra tik tai, mane vienoje konferencijoje norėjo pristatyti kaip ten aktorė, prodiuserė, verslininkė. Sakau, kažkaip neskamba. Ne apie verslą ten, ne apie tokį kažkokio tokio kito būvio sukūrimą žmonėms ir savo patiems visų. O tai kartu augo su dukra, aš taip suprantu, kad tai buvo šitas reikalas panašiu. Tai ar įsitraukia Marija į tą veiklą, ar kažkaip yra ten, ar jinai yra savo pasaulį paauglystės jau dabar? Dabar Marija yra daugiau savo, nes yra etapas, kada jinai labai reikalingi draugai, labai reikalinga ta savirealizacija tarp bendramžių, bet pagal, sakykime, įžvalgas, kokias jinai kartais pasako, tai aš galvoju, wow. Iš tikrųjų, aišku, mes visi dabar su tais vaikais daugiau kalbam, negu kad su mumis kalbėjo, bet jie tikrai yra nuostabi karta. Jie tiek daug, mes rengiam ir vaikų stovyklas Zen miške. Tai važiuojam, pavyzdžiui, būna ten tokias darom kaip ir ekskursija į šalia esantį veik parką arba ten kažkokius piliakalnius. Ir aš tiesiog klausau, kaip jie šneka, kokie faini, kokie protingi šitie vaikai yra iš tikrųjų, kokie sąmoningi. Tai, man labai smagu. Tai paauglystės etapas nebaisus? Visko būna. Visko būna. O kaip, kadangi sakėte, esate ta mama, kur niekad neišsijungia, tai jau ruošiatės jam kažkaip, nežinau, pergyvenot? Sunkus yra tas etapas, kuris yra absoliučiai normalus ir natūralus atstūmimo. Tai jisai labai yra, sunku. Bet aš suprantu, kad tai yra absoliučiai natūralus dalykas. Mes čia atostagavom su mano draugė, yra viena psichoterapeutė ir mergaitės panašaus amžiaus ir ten kažką mes ten susipykom ir man kažką ten eilinį kartą ir aš einu, akis apsemtos jau beveik tuoj tekės viskas, jau tuoj bliausiu, bet einu dar tai viską susišypsausi. Ir jinai sako, ir mes dar turim jiems būti dar ir dėkingi už tai, kad jie atvirai ant mūsų tas emocijas reiškia prie mūsų jie jaučiasi saugūs. Tai visko būna, bet svarbiausia dabar nesusireikšminti ir nepriimti asmeniškai tų dalykų. Suprasti, kad tai yra ne apie mane, o apie žmogų, kuris dėlioja save, būsimą save. O save prisimenat, ar primena jums Marija savo etapus? Primena, jo, ir nes net dabar sakinius sako tos pačius, kaip aš sakydavau. Oi, tas toks. Jo, nes aš, pavyzdžiui, kai kuriuos sakinius iki šiol mamai sakau, mano mama irgi ten labai rūpestinga tokia, ir ten ir iki užknisimo, ta prasme, tu atsikask, tu paragauk, ir aš tą patį turiu. Ir jinai man
sako kažką ir sakau, mama, aš dabar tyčia neimsiu šito dalyko, dėl to, kad pasakėjai, o būčiau ėmus. Ir man Marija vakar irgi sakau, Marija, aš nepastebėjau, sakau, kada tu tos vitaminus, tu paėmė jos? Aš kiekvieną dieną imu, bet aš dabar tyčia neimsiu, dėl to, kad tu man liepėjai, pasakė. Nu, jie mūsų veidrodžiai nieko nepadarys. Oh my god. Taip, bet su to reikia būti Su tiesiog. to reikia būti. Ir sakau, nes atrodo, kodėl čia taip, mano dukrytė man. Ne apie mane. Nusiimt šitą dalyką. Savanoriaujat jaunimo linijai. Mhm. Pasidalinkit, gal tai net padeda, motinystėje, nu, ta prasme. Padeda. Tikrai Išgirstat. padeda. Ir Savita gyventi terapija. padeda ir Kaip priėjot prie šitas, tokias idėjas? priėjau tai avantiūriškai, kaip ir prie daug ko gyvenime prieinu, taip tiesiog be didelio galvojimo. Draugė paskambino, kuri buvo labai be galo užimtas žmogus, šeima, bizniai ir visa kita. Ir sako, žinai, aš sako, sutvarkiau gyvenimą, taip turiu kelias laisvas valandas per savaitę ir norėčiau kažkam reikšmingam paskirti. Ir aš galvoju, palauk, o Marija buvo mums gimusi prieš porą metų. Nu jo, 2 metai kažkur. Tai jau ilgais metų. Tai šitą jo ir šitą aš galvoju, kaip jinai taip sugeba, o aš nesugebėsiu. Ir kažkaip nuėjau į mokymus. Labai patiko mokymai, labai aišku, užima kažkiek laiko. Dabar aš esu ir sumažinus tą laiką pagal reglamentą. Ta prasme, kai jau atbudi tą savo normą, aš neatsimenu, kiek mano ta norma buvo, 360 valandų ar 700 valandų, neatsimenu, tikrai. Taip. Bet kai praeini, tai tu gali kažkiek jau susimažinti ir aš dabar esu sumažinus, tai budžiu nuo 5 iki 8 valandų per mėnesį, tai nėra labai daug. Mhm. Tai yra porą kartų atvažiavimo į jaunimo liniją. Bet aš iš savo tos tokios labai didelio vulkaninio tempo ir savo tokio gyvenimo žaižaruojančio galiu įduoti kažką tam žmogui, kažkokio dalyko, o kita vertus, o tie žmonės, kai jie kalba, jie ir man duoda tokio ir įsižeminimo. Bet dalintis, žinoma, nesidalinsim, bet šiaip toks skambina daug, ar tikrai ta paauglystė yra tas, pavyzdžiui, skambina daugiausia paaugliai, jūs klausėt amžiaus vaiko? Ar ne, nebūtinai? paaugliai kaip tik mažai skambina, Va, man tas sakyčiau. labai įdomu. Mažai. Paskambina būna ten toksai, sakym, skambučių tipas, kai žaidžiantis vaikai. Aha. Tai žaidžia ir retokai, kad iš tikrųjų su tikrom problemom skambina. Daugiausiai skambina vis tik tai nebe paaugliai ir didžiausia problema yra vienatvė šiaip žmonių. Oi. Niekam jie neįdomus, niekas su nieko nekalba, va tokie dalykai. Mhm. Tai ačiū, Dita, kad taip aktyviai ir tikrai dalinatės. Man dar vis tiek neti paklausto, kaip aktorinis kelias. Ar esat jau mamą vaidinus? Savo labai įdomu, motinystės šitais vitaminais čia taip labai toks sutapimas. Sakau, kad vakar kaip pasakyti, kaip kraujo donorė daviau kraujo. Taip. Ir pagalvojau apie tą geležį, tai man geležis atsidūrė, o kitas dalykas, kad dabar vaidinu merginą, kuri labai nori susilaukti vaiko. Ir dar tokia. Tai žodžiu, tai dabar ir komedijos teatre vaidinu, ir nepažįstamos draugės spektaklis eina, kur pačios Elžbieta Latėnaitė nuo nulio pasidarėm spektaklį ir dabar gastroliuojam po Lietuvą. Turiu savo monospektaklį ir šiandien skaičiau naują pjesę. Pirmą kartą gyvenime užsakiau pjesę, kad man parašytų. O. Taip, tai labai yra smagu, labai vieni dalykai kitus gimdo, ta prasme darbas gimdo darbą ir tas toksai kaip savarankiškumas, jisai tau praplečia akis, tu matai, kad tu gal ir tas dar įdomu, ir tas įdomu, ir daug dovanų gauni už tą savarankiškumą.
Taip, nueini duoti kraują ir visus labai skatinam duoti. Labai skatinam, aš vakar dar ir gauni dovanų nuo kosmoso. Taip, nes iš tikrųjų, o kraują tai tikrai skatinu merginos, eikite duoti kraujo, gražėsite, jaunėsite. Taip. Tik tais mamom neleidžiam, kurios žinda ir mamom po gimdymo irgi dar truputį atsistatykit ir tada taip pat sugrįžkit. Taip, ir nėra nei skauda dovanų, bilietus gauni į kiną. Aš tai irgi darbo metu nubėgu, kartais ir duodu, ir man toks visą laiką būna, toks nežinau, ant sparnų, pojūtis ant sparnų, kažkoks toksai ypatingo darbo gero. Bendrumą su aplinkiniais jauti. Taip. Fainai. Tai va ta mintim, iš tikrųjų ir dėkoju jums, kad atvykot, būkit sveika, keliaukit tam savo žaižaruojančiam darbų sukūrį, Marijai linkėjimai. Jūs irgi savo Marijai. Jo, nuostabiausias vardas turbūt man yra žemėje. O kodėl uždėjote vardą? Aš gimė ir mes pasižiūrėjome ją ir visiems buvo aišku, bet mums buvo labai įdomi istorija, kad viena šeimos pusė sakė Jonės ir mes turėjom ir šeimoje Marijos vardą, tai iš to šeimos ir atėjo mano šeimos. O vat vyro tėvai, jie nebuvo labai už ir man buvo keista, nes man atrodo, kad čia visiems toks vardas, bet jiems reikėjo laiko ir dabar jau taip. Ja. Bet po to labai buvo jokinga, kai laukėmės antros dukros. Nes man jau po Marijos atrodė, šakės, aš dabar nebėra vardu ir kaip tyčia dukra, dar berniukui gal kitaip. Ir tada pradėjom skaityti Biblijai, kad Marijos draugė buvo Rūta. Ir Rūt yra biblinis vardas, tai reiškia draugė. Jo, o visi galvoja, kad Lietuvaitė, Rūtelė, Rūta, tai va. Tai mes sakėm, tau draugė gims ir irgi nebuvo klausimų. Draugauja? Jo. Gerai, okei, fainai. Tai va. Tai tiek šiandien. Labai ačiū Editai ir padiskutavom, gal ir karšta kažkam pasirodys tą diskusiją, o gal kažkam kaip tik įkvėps, pamastyti, pajusti. Aš labai linkiu iš tikrųjų nėštumo metu pradėti girdėti save ir eiti ten, kur aš jaučiuosi, kad man yra gerai. Jūs lydintys asmenys, kas jie bebūtų, ar ne? Jie turi būti jums. Tikrai taip, klausyti savęs visų pirma. Tai va. Iki kitų susimatymų ir susigirdėjimų, o daugiau Tinklalaidės Gandro lizdo epizodų galite rasti Gyvenimas šiaurėje YouTube kanale. Prenumeruokite, rašykit komentarus.